Labas rytas. Tai, turbūt neseniai atsibūdė iš sapnų, tai dabar iškart pradėti apie sapnus, man atrodo, visiškai tinka, ar ne? Tirdama romuvių religinius sapnus, keliu prielaidą, kad prigimtinės religijos versmės kadaise prasiveržusios teka nesustodamos. Ta ir Naglis Kardelis čia buvo šnekėjęs prieš keletą metų. Kai buvo prievarta užtvenktos, bandytos užversti kitų religijų masyvais, joms teko graužtis požemių, tačiau ir tuomet prasiverždavo sapnuose, regėjimuose, svajonėse. Kalbėdamas apie prigimtinio religinio simbolizmo patvarumą, Karlas Gustavas Jungas yra taikliai paminėjęs. Tačiau ir ji, katalikybė, nei praeityje, nei šiandien neįgijo senosios pagonybės simbolizmo pilnatvės, todėl pastaroji gana ilgai išsilaikė dar ir pirmaisiais krikščionybės šimtmečiais, o paskui pamažu įsiliejo į tam tikrus pogrindinius judėjimus, kurie nuo ankstyvųjų viduramžių iki pat naujųjų amžių nė karto nebuvo visiškai praradę savo gyvybingumo. Nors daug kur jie buvo pradingę iš akiračio, tačiau jie vėl grįžta pakeitę savo pavydalą, kad kompensuotų moderniosios sąmonės suvokimo vienpusiškumą. Romuvos Krivės jaunius Jonas Trinkūnas po savo išventinimo teigė: tęstinumą suvokiu kaip dvasios turinio raidą. Kodėl mes kartais tapatiname su Gedimino laikų lietuviais? Ne todėl, kad esame tokie patys. Mes patys tame tęstinume dalyvaujame. Nemanau, kad 14 amžiui mūsų tikėjimas buvo sunaikintas ar sustabdytas jo plėtojimasis. Ačiū, Vykintai. Tikėjimas vidinė tautos žmonių savastis, religinės dvasios, ant kurios visa, kas esminga, kraunasi gyvenimas. Esmė, nors ir kintanti, išlieka. Mane sudomino klausimas, kodėl Krivis jaunius Jonas Trinkūnas pajuto būtinybę atkurti senąjį tikėjimą. Ar čia galime kalbėti apie religinį pašaukimą ir kaip jį apčiuopti, ar įmanoma aptikti baltiškąjį apreiškimą, sakykim taip, ir kur tada būtų galima. Ir būdama analitinė psichologija, aš pamaniau, kad jau turbūt turėčiau ieškoti sapnuose, regėjimuose, vaizduotės įvairiuose pasireiškimuose. Juolab pats Jonas Trinkūnas dalį savo sapnų publikavo greta kitų savo svarbių užrašų žurnale Romuva dar 2009 metais. Juos jis tada įpynė į apmąstymus, kas jam įkvėpė lietuvių religijos idėjas. Jo pasakojime sapnai yra tokie lygiaverčiai išoriniams patyrimams ir ten jis mini, aišku, susitikimus su šviesuoliais, gyvenimą pas močiutes, dainavimą, ekspedicijas, tą turbūt daug kartų esame skaitę. Trinkūnas ilgus metus rašė dienoraščius ir čia aptarsiu jo paskelbtus dienoraščių fragmentus iš 1954-60, iš 1963-66 bei 1975-78 metų užrašų. Esu dėkinga Inijai Trinkūnienei, kad leido su jais susipažinti tiek rankraščiais, tiek paskui per Saulę ir jau suvestais tekstais suskaitmenintais. Labiausiai dominę 1967-74 metų užrašai kol kas nerasti, remsiuosi tik paskelbtais prisiminimais, kuriuos jis pats skelbė vėliau. Tenai, tame pačiame Romuvos žurnale 9 metais. Visgi Trinkūnas tuose užrašuose, prisiminimuose nekartą pažymi, jog tas metas buvo toks intensyvus, kad dienoraščiuose patys karščiausi dalykai nesispindėjo, čia kalbėdamas būtent su Saule interviu. Atrinkau tik keletą jo vizijų ir sapnų bei išryškinu dalį jo dienoraščio įrašų. Atrinktasis turinys susijęs būtent su religiniais vaizdiniais bei ypatingomis patirtimis, šventumo išgyvenimais. Konteksto vardan aš dar aptarsiu ir kai kuriuos Jono Trinkūno gyvenimo įvykius.
Ir turiu tik pasakyti, kad atradau tikrai labai sudėtingą, dramatišką asmenybę ir visapusį paveikslą tikrai nesiekiu čia jums atskleisti, tik tai tam tikrą mažą aspektą išryškinu, bet nebejoju, kad verta skleisti šitą asmenybę, rašant biografiją ar kažkokius rinkinius biografinius. Nuo paauglystės gyvenęs kovos už vertybės idealais, plačių interesų, smalsus, veikiamas Kaune gyvų patriotinių idėjų, būdamas 17-metis, jis dalyvauja 1956 metų vėlinių šventėje. Ją užrašuose prilygina politiniai šventėjai, kurioje, sako, žmonės kvaito iš džiaugsmo, o pats Jonas kartu su jais apimtas patriotizmo garsiai dainavo ir šaukė valio. Jau 18 metų būdamas nujaučia savo paskirtį didžiuliai veiklai, kaip jis sako, ir kad tai lyg įsakymas aukštesnės valdžios, lyg likimo. Daug skaitantis įvairios literatūros, tarp kitų susižavėjęs Vydūnu, jautrus muzikai ir dailiai, išgyvendamas dėl Lietuvos kultūros sapne išgirsta balsą, sakantį, jūs lietuviai, Atlantidos palikuonys. Ir čia aš jums rodau tos įsivaizduojamos Atlantidos vietą pasaulio žemėlapyje, išryškintą, nežinau, ar čia aš galiu kaip nors parodyti, bet jūs matot šiek tiek išryškintą žemyną. Taip, jame atgyja prarastos aukštosios civilizacijos mitas kartu su tęstinumo Lietuvoje viltimi. 57-aisiais įstojęs mokytis aukštojoje technikos mokykloje Maskvoje, tuoj pat ima ilgėtis Lietuvos. Jau 56-aisiais Maskvos lietuviai, latviai, estai buvo susibūrę į klubą Baltikum ir ten jau buvo diskutuojama apie valstybingumo atkūrimą. Ir buvo labai daug dainuojama. Ir tada Jonas, prisijungęs prie to Baltikumo, dienoraštyje rašo: tik čia, Maskvoje, aš pradedu justi, kokia didelė meilė iki ašarų Lietuvai, savo žmonėms, knygoms likusioms Lietuvoje. Lietuvai reikia greičiau busti, jai reikia naujų žmonių, kurie suprastų savo pareigą, suprastų tai, kad Lietuva, auganti ant dviejų kultūrų ribos, turi duoti naujus nematytus vaisius žmonijos istorijai. Abejoja tada studijų pasirinkimu, domėsi dailininkų biografijomis, nurašo jų idėjas į savo sąsiuvinį. Svajoja apie rašytojo kelią, drąsina save galys rašyti ir pasižada rašyti dažniau, bent sekmadieniais. Turėdamas puikią vaizduotę ir gerai valdydamas plunksną, žino, jog tam tai reikia noro, laiko. 58 metų pabaigoje redaguotoj publikacijoje yra pažymėta gruodžio 24-osios, tai yra kūčių data. Dienoraštyje data nebuvo pažymėta. Aprašo savo vaizdinius, kuriuos vėliau pavadina paslaptingai išnirusiais. Stengiuosi susikaupti, paslėpti galvą, apglėbti rankomis, kad akis raiptų, plauktų milijonai kibirkštėlių, kaitaliotųsi miražai. Vaidila, didis Lizdeika, aš trokštu tave girdėti. Išdidusis, ne, atleisk, tai žaidimas, amžių dvasios įkūnijimas tavyje. Skubu linguoju naktyje, pušis šmėkščioja šonu, pro šakas vasaros nakties gelmėse spindi dangaus žiburiai, retkarčiais atplaukia ošimas, miškas snapžda. Tai Lizdeikos pušynas, pušis naudžia, pro miegus šiurena. Lizdeika, nedrįstų daugiau šio vardo minėti. Kernavės piliakalnio šeimininkas. Šeimininkas dainos, plaukiančios nuo Pogezanijos lygi Kuršių. Daug ošė šventųjų ąžuolynų lietuvių ir prūsų žemėse, bet niekur nebuvo tokios slaptingos šventosios girios kaip kad ten. Tardavo Vaidila žodį, ąžuolai suskambėdavo, suliuliuodavo šlamėjimai. Ir plaukė žodis per girę. Gaudžia nuo kamieno prie kamieno. Dusgena sakmė per amžius. Priglundu prie žilų akmenų. Pažvelkime nerimstančią nerį. Anų žodžių aidas tebegaudžia ir dabar. Kaip jį suprasti? Klausau. Užmerkiu akis. Na ir pabaigoj dar lyg žvilgsnis
lyg žvilgsnis apriepia visas jam svarbes vietas. Gimiau Klaipėdoje, tai Ceklis Kuršių žemė, girių dainų klausiausi ne Lietuvoje, bet Sūduvoje ir Dainavos žemėje, augau ir tvirtėjau Lietuvoje, buvau Nalšios ir Deltuvos pasienyje, sėdėjau prie Deltuvos Anykščių puntuko, dabar stengiuosi suprasti žodžius. Taip metaforiškai pažymėję savo dvasinio kelio pradžią, tąkart sąsiuvinyje jis daugiau nieko nekomentuoja. Taip ir baigėsi sąsiuvinys, tai yra paskutinis jo įrašas tų metų. Tik praėjus 44 metams įšventintas Romuvos Kriviui prisimena, jog tuomet buvo apsilankęs Verkių parke ir po to savo įspūdžius aprašęs. Ir sako, kad vadinasi, mane dar tada ištiko pirminis impulsas, o vėliau tęsiasi ieškojimų dešimtmečiai. Ir kalba apie tai, kad mąsto, iš kur randasi būtent toks baltiškasis lietuviškasis tikėjimas. Visą, ką perkratęs, matau, kad atėjo tikrai ne vien iš knygų. Pirmiausia, kilo iš tautosakos, etnografinių ekspedicijų ir tas tikrai jau daug kartų buvo Jono Trinkūno kartota ir turbūt žinoma. Pokalbiuose Jaunius pabrėžia ir močiučių įtaką savo tapsmui, kuomet vasarodavęs kaime prie Šešupės, kur buvo daug dainuojama. Vis dėlto aš manau, kad ne vien sutiktieji žmonės įkvėpė būsimąjį Krivį. Jo 58 metų dienoraščio įrašas mums liudija aktyviosios vaizduotės galią. Analitiniai psichologijai vaizduotė ypač vertinama kaip galimybė susisieti su archetipais, tuo būdu ir su jų teikiamomis transformuojančiomis galiomis. Tradicija nenauja, ji siekia romantizmo laikus. Bleikui ir romantikams vaizduotė yra aukščiausias mūsų gebėjimas, o ne protas, kurį riboja jo paties struktūros. Tai archetipinė vaizduotė, kuri pasitelkdama simbolį ir metaforą bei savo prigimtinę vaizdavimo galią ne tik sukuria pasaulį ir suteikia jam prasmę, bet gali būti ir dievybės veikimo paradigma. Rašo Džeimsas Hollisas, vienas iš šiuolaikinių, tokių daug rašančių analitinės psichologijos autorių, jau garbaus amžiaus mąstytojas. Dievybės raiškos būdai paslaptingi, tačiau ši analitinio psichologo prielaida taikliai atspindi religinės vaizduotės įtakos laipsnį, juk yra tokių vaizduotės patirčių, kurios steigia religinės tradicijas. Skaitant dienoraščius atkreipia dėmesį, jog ši Lizdeikos vizija, kaip aš ją toliau vadinu, pirmoji su baltiškuoju religiniu turiniu, tad galime atsargiai svarstyti, kad ji tampa atveriančią tolimesnį kelią. Lizdeikos vaizdinys jam įkūnija amžių dvasią, kurią galima išgirsti senovėje ištartam žodžiui plaukiant pušynę, šventajame ąžuolyne, prigludus prie akmens, žvelgiant į nerį. Norisi tą žodį suprasti, apmąstant savo paties patirtis įvairiose brangiose Lietuvos vietose ir savo ryšį su Lietuvos dvasia. Ir vėl prisimenu, ką tvirtina Džeimsas Hollisas. Sąmonė pasikeičia susidūrus su paslaptimi, kurioje glūdi iki tol jai buvę svetimi vaizdiniai. Būtent per šį susitikimą su numinoziškumu archetipinės vaizduotės galia sudaro sąlygas augti. Susitikimai su šventybe tęsiasi ir vėlesniais metais žymėdami būtent asmenybės tapsmą. Po 1,5 metų Trinkūnas ima studijuoti lietuvių filologiją Vilniaus universitete, studentiški metai, pilni kelionių, žygių, lietuviškos literatūros studijų, rūpesčio dėl lietuvių kalbos vartojimo ir patriotinių idėjų. Daug dainuoja visokius šlagerius, kūrė tos šlagerius, vienas ten yra kaip Perkūnas duos alaus, žodžiu, ten toks įdomus. Dainuoja liaudies dainas taip pat ir net atlieka jas koncertuose. 64 metais, rugpjūčio 14 pažymi, jog pirmasis lietuvių kultūros atradimo etapas jam jau baigėsi. Ir susitinka Romualdą Kalonaitį, kuris jį sudomina Indijos filosofija. Ir pirmą kartą sąsiuvinyje aš skaitau keliamus klausimus. Koks turi būti dvasinis gyvenimas? Ar reikalinga nauja religija? O gal tinka senos?
O gal netinka? Koks vaidmuo meno, filosofijos, religijos? 65 metų Liepos 2 užrašo visų prabėgusių metų santrauką ir pažymi, kad per Antaną Pošką susipažinau su lietuvių praeities ir kilmės teorija ir gimė noras pasišvęsti šiai problemai. Tuomet ateina 65 metų kūčios ir įrašas įspūdingas, kaip yra sukrėtęs filmas apie Čiurlionį, sudarytas vien iš jo paveikslų ir muzikos. Tai buvęs Algirdo Dausos 20 minučių trukmės filmas, sukurtas ir rodomas tuo laiku ir jis yra laisvai prieinamas, jūs galite jį pasižiūrėti, juodai baltai prasideda, taip tokiais niūriais vaizdais, paskui po truputį išnyra tie Čiurlionio paveikslai. Ir jis, Jonas Trinkūnas rašo, išsigandau pats savęs, buvau tampomas, drebėjau, ašaros veržėsi, atrodė artinosi prie pamišimo ribos. Visi vaizdai iš ekrano, muzika, judantis paveikslų fragmentai užvaldė visiškai, panaikino stebėtoją, antrąją pusę. Viskas susiliejo į vieną. Nežmoniškos erdvės, amžinas šventas judėjimas, šviesa, spindėjimai ir viską persmelkia dvasia, siela. Viskas yra viduj, aplink tik aptrupėjusios niūrios sienos, dulkėtas dangus, siauri tamsūs akligatviai, žmonių nedvasios. Bet iš širdies išsiveržia fontanas, lyg gigantiškų pasaulių galaktikų gimimas. O kai pamatau šviesos spindulį, kai pajuntu stebuklingą didžiosios dvasios pasaulio alsavimą, pradedu kilti lyg sparnuotas, bet tuomet mane tampo raudojimas. Iš kur tiek ašarų, kada jos pasibaigs? Taigi vėl dvasia, kaip Lizdeikos vizijoje, amžinoji amžių dvasia, tai čia irgi stebuklinga didžioji dvasia, kuri sujaudina iki ašarų. Ar kada rodė savo ašaras bendražygiams, nežinome. Kaip tik turime liudijimų, jog Trinkūno bijota, kaip tokio gaivališko revoliucionieriaus, kuris kalbėdavo ir elgdavosi betodariškai, provokuojančiai ir, sako, ten visada paskui išniūras eidavo žodžius tų, kurie ten gali viskas užregistruoti. Ir pats Jonas yra užsiminęs, ir turiuomenį užrašuose, ir ne kartą užsiminęs apie savo ambicingumą, polinkį ginčytis, apie demoniškumą, kuris, cituoju, grimsta gilyn, o ramybę patiria prie ežerų, pievose, medžiuose. Tačiau dirbdamas fizikos matematikos institute, Jonas vėl savęs klausia, ar aš esu ramus? Pasiklausiu ir pajuntu kažkokias sroves, viduj ramiai, bet grėsmingai banguojančias. Dažnai norisi sustabdyti, ištrūkti iš tų srovių, tik paklaiksta viskas ir tas užmas lieka po senoviai. Užplūsta galva, visą sielą skaudantis nerimas. Tokia pažeidžiama jo asmenybės pusė, tamsi, juolab sapnų turinys, veikiau liko paslėpta nuo kitų, yra rašęs, kad nebesinori niekam patikėti savo jausmų ir minčių, net ir pačiam savo. Anot Antano Gudelio, jo bendražygio artimo, tiek tais laikais apskritai neišsikalbėdavę, nes nesijausdavę saugiai. Taigi, Trinkūno dvasios ilgesys toliau ieško tinkamų ją išreikšti vaizdinių. Didžioji dvasia ir savoji dvasia, ar jam jos tapačios ar skirtingos, liudijam jos skausmingus bandymus įsiklausyti. Mano dvasia tai begalybės balsas, jame aš girdžiu tėvo, motinos, senių, vaikų šūkčiojimus, bet jie pranyksta žvėrių riaumojimuose, vabalų krepždėjimuose, viskas dingsta vandenkryčių užme. 67 metų sausį jau aiškiai supranta, kad yra šaukiamas protėvių. Ir toks trumpas įrašas. Šiandien sapne tarytum girdėjau S. Daukanto šnabždėjimą. Tai protėvių balsas. Ir čia pat pažymi kitą svarbų vaizdinį. Neseniai irgi sapne regėjau dvasią iš didžiosios raidės. Šyva.
Pats pabrėžia, jog šie sapnai jam buvę lyg ženklai, vadinasi, tų pačių metų vasarį su bendražygiais kurdamas Lietuvos ir Indijos draugiją, galimai paklusęs jų nuorodoms. Simonas Daukantas, didžiojo Lietuvos istorijos pasakojimo atkūrėjas, savo gyvenimo darbus yra įvardijęs kaip pamatų dėl lietuvybės dėjimą ir nenuostabu, kad Daukanto šnabždėsi Trinkūnas tapatina, įvardyja protėvių balsu. Nepatikslina, gal neprisimena, ką konkrečiai šis balsas sapne šnabždėjęs, bet vėliau 2000-aisiais savo knygoje jau nekartą cituoja Daukantą. Būtent tas vietas, kur Daukantas kalba apie Dievą kūrėją vadintą įvairiais vardais, bei žmogaus būdą suaugusi su dievais, vieta ir gamta, apie Rasos šventę ir kitą. Senojo tikėjimo atgimimo aprašymą Trinkūnas pradeda būtent minėdamas Daukanto būdą, senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių, o kitur būdą Trinkūnas pavadina pirmąją lietuvišką knygą, pabrėždamas jos turinį. Jis siūlo ją laikyti lietuvių tautos knyga ir prilygina dvasiniam mokymui, šventraščiui, o senosios religijos aprašymą pavadina Daukanto teologija. Čia, man atrodo, 100 litų buvo, ar ne, Daukanto veidas. Stebuklinga didžioji dvasia sujaudina būsimai kryvį ašarų. Ji žavi, kad kiekviename sakinyje jauti jėgą ir nesvarbu, apie ką rašoma, apie girias, dievus, karybą, sodybą, gyvenamus pastatus, visur spinduliuoja pirmapradė galybė ir tiesa. Lietuviško šventraščio tiesos dėstomos tvirtais įtažolas sakiniais ir tie sakiniai turėtų būti išmokstami mintinai, kaip kasdieninės maldos. Tokiu būdu Daukantas įtvirtinamas kaip reikšmingas jauniaus įkvėpėjas. Įdomu, kad čia pat kitas sapnas, kuriame dvasia didžiąja raidė įvardyjamas Šiva, senosios indų, o ne lietuvių religijos dievybė. Neabejotinai, Jonas buvo skaitęs indiškosios filosofijos tekstų, o kadangi indiškasis Šiva vienas aukščiausios trejybės asmenų, jis turėjo būti juose minimas. Įspūdinga, kontrastinga Šivos figūra galėjo žadinti vaizduotę. Greta kūrėjo Brahmos ir sergėtojo Višnaus laikomas dievu naikintoju, bet visgi savyje vienyje ir kūrybinį pradą išreiškiamą lingamo pavidalu. Didysis Šiva šokantis, turintis begalę atributų, ir vadinamas 1008 epitetais, bet gal Audrius Beinorius patikslins. Tapyboje ir skulptūroje dažniausiai vaizduojamas baltas, nes jo kūnas išteptas mirusiųjų pelenais, su nuodų paveiktų mėlynų kaklu, jo plaukai susukti ir papuošti pusmėnuliu bei Gangos upe. Indijos bičiulių draugijos plakatą sukūręs Mikalojus Vilutis pavaizdavo šokantį Šivą juodą, keturiarankį, vienoje rankoje laikantį ugnelę. Paradoksalų priešybės jungiantį dievą kosmologas Karlas Saganas laiko giliausia visatos prigimties metafora. Turbūt dėl to Šivos skulptūra puošia Cerno kiemą. Daugelį kitų tekstų jis vadinamas visą persmelkiančią sąmonę, peržengiančią formas ir savokas. Šivos prigimties reiškimasis pasąmonėje leidžia kalbėti apie transformacijos archetipą, skatinantį asmenybės virsmą, o jis ir vyksta Trinkūno gyvenime. Porą žodžių apie archetipą. Archetipas ne vien vaizdinys. Jis apima didžiulę galią, jaučiama sąveikaujant išoriniam veikimui su vidinėmis parengtimis. Archetipas dievybės sinonimas jungiškoj psichologijai, savoka, kurią Jungas pasirinkęs vartoti, kad suteiktų apmąstymams mokslinio neutralumo ir įtrauktų būtent subjektyvėje tos dievybės patirtį. Ji paradoksaliai leidžia vienu metu aprėpti ir objektyvėje ir subjektyvėje tikrovę, bent jau mūsų vartosenai. Kaip sako jungiškas analitikas Gertas Saueris, archetipai kosmoso kūrėjai. O vaizdinė jų raiška kintanti, priklausanti nuo kultūros, o poveikis toks stiprus, jog nusviedžia į tą pirminę fizinės ir psichinės vienovės būseną, nedalumo būseną. Ir būtent veikiant archetipui žmogui gali kalbėti kabutėse vietos, medžiai ir akmenys, šypsotis debesys ir šnabždėti jūrą, byloti dūmai ir paukščių skrydis. Tokie išgyvenimai skatina tolesnį minčių srautą,
žadina jausmus ir priverčia reflektuoti juos ir ieškoti galimybių pavadinti patirtį sąvokomis. Ir tada, aišku, mes pasitelkiam pažįstamos kultūros žodžius, esamas kultūros kategorijas, mituose ir religijoje nusistovėjusias sampratas. Toliau, chronologiškai 67 metų vasarį Jonas sapne regi ir žalią vėlę. Šitą užrašą randu tik tai ant kortelės vieno iš dienoraščių pabaigoje, bet vėliau jis minimas tarp kitų greta, reiškia, Daukanto vizijos sapne, reiškia, greta Šyvos ir tada žalia vėlė šalia, žodžiu. Ir man tas žalumas primena girio žalumą regėtą Lizdeikos vizijų. Bet čia aišku, gal ir atsitiktinis. Taigi, vėlė, amžių dvasia, lik Jungo minimas daimonas. Šiam reiškęs numinozinį imperatyvą, kuriam nuo seniausių laikų buvo suteikiamas daug didesnis autoritetas nei žmogaus sąmoniai. Jungas aktyvioj vaizduotėj sutikdavęs seną išminčių Filemoną, sparnuotą dvasią. Ir būdamas Indijoje paklausęs nuomonės apie tai vieną gūrų, Mahatmos Gandžio draugą. Šis papasakojęs jam apie savąjį gūrų, 8 amžiaus vedų komentatorių Šankarą, pasakęs, kad vis pasitaiko tokių, kurių mokytojų tampa dvasia, o ne gyvas gūrų. Galbūt tiek amžių dvasia, Čiurlionio didžioji dvasia, tiek sapnų Daukantas bei žalia vėlė Trinkūnui yra ta pati personifikuota protėvių dvasia. Ji kviečianti atrasti, įsiklausyti, tarsi tapti jos pasiekėjų mokiniu. Kartais jie įgyja nelietuviškus pavydalus, tačiau reikšminga, jog jie atsiskiria nuo dominuojančių krikščioniškosios kultūros vaizdinių. Vėliau, jau čia 76-uosius turiu mintį, šis vidinis mokytojas sapne kalbės netgi apie sapnų jogą. Sapnas toks. Kažkas kalba apie jogą. Visą tai aš žinau, bet štai sakoma, yra sapnų joga, bet ji yra labai slapta. Šitai girdžiu pirmą kartą. Labai spūdinga, kad be gyvo mokytojo įmanoma gauti tokį kelio į nušvitimą, tokį perdavimą. Ir net įdomu, jeigu nebūtų nutrūkusi mūsų senosios religijos raida, tai kas žino, kokius mes būtumėm dar turėję mokymus. Ir tai dabar toliau apie išorinį gyvenimą galiu tik paminėti, kad tuo metu Jonas rašo straipsnius, kuriuose gina kultūrą, meną, prasmės kūrimą nuo kibernetikos dominavimo ir būtent diskutuoja su Tomu Venclova. Jie aistringai įsitraukia į diskusiją, žodžiu, abu gina, turi savo nuomonę ir paradoksaliai būtent Venclova gina kibernetikos, reiškia, paplitimą o tuo tarpu Jonas priešinasi. Ir jau jis daug vėliau, 2007-aisiais, komentavęs, kad tuo metu jau buvo perėmęs religinę pasaulėžiūrą, tik negalėjo apie tai rašyti viešai. Ir pats sako, kad jau tas pirmasis straipsnis nulėmė jo posūkį į filosofiją, juo buvo susidomėta ir jis pakviestas dėstyti filosofijos. Įkūrė Indijos bičiulių draugiją, jos nariai patys rengdavo referatus apie senąją Indijos kultūrą, versdavo vedų, panišadų fragmentus, skaitydavo vieni kitiems, tačiau vėliau ėmė dominuoti nebe tiek indiškoji, o labiau senovės baltų kultūra. Vacys Bagdonavičius sako, kad jiems labai rūpėjo atliepti protėvių dvasiai ir tas noras, tas atliepimas nulėmė tai, kad 67 birželį Lietuvos ir Indijos draugijos bičiuliai atgaivino Rasos šventę Kernavėje, čia viena iš šventės nuotraukų, turbūt trečiosios šventės. Rasos šventę sumanė ir vietą jai parinko Kernavėje būtent Jonas Trinkūnas.
Antanas Gudelis šį sprendimą dabar vadina šventaregystė. Sako, mes su Jonu, kai važiavom po vienos Rasos šventės ir matėm tą begalinę automobilio eilę šalikelėje, žodžiu, kuri išsitęsė per kelis kilometrus, sakė, tikrai tai buvo šventaregystė. Tai todėl aš čia irgi truputį keletą žodžių apie Rasos šventę, kaip apie dar vieną regėjimą kalbu. Ypač pirmojoje šventėje viskas vyko tarsi savaime ir tai buvęs bendros čia pat vykstančios gyvos kūrybos veiksmas. Prie ugnies buvo recituojamos senosios dainos, buvo daug dainuojama dainų. Dainai Vajažolėlį Trinkūnas spontaniškai pridėjo čia pat gimusi posmelį. Čia, kur girio žalios pievos, lai gyvuoja ąžuolėlis. Ir vėliau Felikso Bajoro harmonizuotai dainoj jis ir išliko, tapdamas galinga dainos kulminacija. Jeigu Vykintas leis, paskui vėliau pabaigoj arba po diskusijos galėsiu ją paleisti, nes Giedrė Kaukaitė ją nuostabiai tikrai gieda tą dainą. Ir jokie kiti, kiek aš mačiau įrašų, neprilygsta niekaip. Šventės kūrėjus buvo įkvėpęs Vidūno Rasos šventės aprašymas, irgi panašus į tokį regėjimą. Išspausdintas vokiečių kalba dar 1918 metais. Jame buvo pasakojama apie žoliavimo apeigas, apie burtus, šventės Rambino kalne, kuriuose svarbus tylus Nemuno stebėjimas, dainos ir sukurta tamsoje ugnies šviesa, susiejanti su viską užliejančia saulės šviesa. Poetiškam pasakojime pabrėžiama šventės sakralumas, galintis atnešti daugiau žmoniškumo, džiaugsmo, kilnumo ir šviesos. Tad ir 67 metų šventės kūrėjai siekia grąžinti būtent šventumo dėmenį, kad atsvertų sovietinį tą joninių šventės to profanavimą. Na ir Vacys Bagdonavičius liudėja, jog per šventę įstabiai mūsų sielos gelmėse suskambo tautos savasties balsas. Turbūt tas būtent savasties balsas ir Lizdeikos, ir Daukanto, ir Vidūno, ir kitų protėvių šnabždesys ir nuvedė paskui būrelį į Velių upę Nerį ir priesaikos ištarti. Rasos šventė į Ramuvą bei Romuvą Trinkūnas vėlesniuose savo pasakojimuose glaudžiai susiejo. Jis sakė, Rasa reiškia gamtos gyvybingumą, jos neišsenkančias jėgas, o Ramuva arba Romuva jau rodė tautos ir protėvių esminės kuriamasias galias. Po pirmųjų Rasos švenčių įsibėgėjus kraštotyros Ramuvos veiklai, po Kalantos susideginimo, po Kauno kraštotyrininkų bylos buvo persekiojamas KGB ir priverstas pasitraukti iš visų darbo vietų bei veiklų Vilniui. Šie traumuojantis išgyvenimai vėliau ir kartosis sapnuose ir tą liudija ypač 1975-78 metų dienoraščiai. Rašo taip, bet staiga viskas nutrūksta, tarsi juodas nenumaldomas debesis pamažu užkloja saulėtą dangų ir neišsisklaido debesis, jokių būdų. Atrodo, nėra jėgos galinčios išsklaidyti tamsą, tik reti blykstelėjimai. Sakau Julijai, Almaneniai. Per metus aš porą kartų susapnuoju dieviškus sapnus. Tai guodžia, nes 75-80 metais jis dirba akmenskaldžiu, kala paminklus ir nors buvo raginamas eiti prašyti geresnio darbo, tačiau to nedaro. Girdėdamas gandus apie save, liūdi, skundžiasi, kad skauda sielą, svarsto savo gyvenimą, būsenos svyruoja nuo nusivylimo, nuobodulio, nerimo iki pakylėjimo, aiškumo, skrydžio pojūčio. Čia aš toliau pasitelksiu Čiurlionio paveikslus, kad iliustruotų tas būsenas ir regėjimus. Trinkūnas užrašuose aiškina savo vaizdinių svajonių reginius, ypač pasikartojančius, kurių beveik neįmanoma aprašyti, nes jie turi skonį, kvapą, nuotaiką ir jie ateina iš tokių gelmių, apie kurias vargiai ką pasakysi, bet jos yra gimtinė. Kuomet aš tai pajuntu, pagalvoju, štai iš čia išauga kūryba. Gal tai buvusių gyvenimų prisiminimo atšvaitai. Girdim jau gyvą jo tikėjimą reinkarnaciją. 76 metų sapnuose ir regėjimuose laikas nuo laiko vėl patiria šventumą ir nuostabą, matydamas artėjantį šviesulį, virstantį šviesos ratu, anga ir saulėto skaistaus pasaulio šviesą paveikslę.
Dabar 2 sapnus paskaitysiu. Vasario 19 diena, Kelmė. Sapnuoju savo istoriją. Saugumas, Radzevičius. Tai saugumo darbuotojas persekiojęs nuo Rasos švenčių. Mane iš visur meta, yra galimybė, bet aš visko atsisakau ir einu nežinion. Stoviu ant kalniuko, žemiau pievos, dar toliau miškas. Staiga pievoje pasirodė šviesos taškas. Aš sudėjęs rankas kartoju, Dieve, Dieve. Taškas pamažu virsta šviesos spinduliu, judančiu šviesos pluoštu. Kaip Ignalinoje stebėtas šviesulys, nežinau kas tai. Jaučiu nepaprastą įtampą, drebu iš susijaudinimo. Šviesos ratas pievoje virto anga. Susitinku sapne su Rutkūniene, tai žmonos Inijos brolienė. Ir susijaudinęs imu pasakoti jai savo sapną. Pabundu sukrėstas, pajutau šventumą. Gegužės 13. Žiūrime paveikslą, pasidėję ant stalo. Spalvos prislopintos, neaiškios. Paveikslo centre anga. Per praviras duris sklinda matinė gelsva šviesa. Viskas taip nerišku, bet staiga pradedu justi tą sklindančią šviesą. Suprantu, kad tai kažkokio saulėto, skaistaus pasaulio šviesa. Savo žvilgsniu pilkokose paveikslo spalvose atpažįstu skaisčią šviesą. Rodau Adeliai paveikslą ir negaliu atsistebėti. Kaip čia padaryta? Žiūriu pakreipęs galvą į paveikslą, ango šviesa nutapyta blausiais bronziniais dažais. Abu šie sapnai yra apie ypatingo skaistumo dieviškąją šviesą, į kurią norisi atsakyti malda, kuri sudrebina, sukrečia, nustebina ir kurią galima justi net paveiksle. Sapne apie atsiveriančią pievoje šviesią angą šis šviesus Dievo pasaulis atsiveria atsisakius naudingo KGB siūlomo sandėrio ir pasirinkus eiti į nežinę. Girdime paaukojimo, egzistencinio pasirinkimo motyvus, o ištariamoje maldoje tik vienas žodis – Dieve. Nekartą mitologų aiškinta lietuviškosios Dievo sąvokos kilmė. Čia cituosiu Dainių Razauską, bet štai Perkūnas perplėšia debesis ir pro juos iš anapus tvyksteli dangiškoji šviesa. Ir tada pasimato, kad visi visokie debesis te buvo garai, laikina iliuzija, monai, o virš visų jų plyti neapriepiama bekraštė šviesos erdvė. Šitą bekraštę šviesos erdvę virš visų mūsų neukiančių debesų mūsų protėviai indoeuropiečiai ir vadino žodžiu deivos, iš kurio radosi baltų deivas ir galiausiai lietuvių dievas. Pats Trinkūnas, jau Krivis Jaunius, pabrėžia, kad svarbu šventumo išgyvenimas, o šviesa, kuri žadina ir palaiko gyvybę, skleidžia šventumo galios. Apie žodį Dievas jis rašo, jog vargu ar jis gali būti tikrinis vienos sakralios būtybės vardas, kadangi taip gali būti vadinama bet kuri dievybė. Dar Aistuvos vizijoje jis jau išvardyjęs švytinčias dievybės. Visa, ką mes regime, yra šventa, tai sruvena amžina gyvybė, rusena šventa pasaulio ugnis, visas dangus švyti, Dievo skaidra, gyvybė žadina dangaus deivės ir dievai saulelė Menulaitis, aušrinė vakarinė. Mes džiaugiamės jumis, mes šloviname jūs, šventoji Gabija nuolat su mumis. Taigi, traukia dangiškoji mitologija, tačiau mini ir žemyną, Perkūną. Anot jau minėtojo Džeimso Holliso, archetipinė vaizduotė tai priemonė, kurią asmuo chaosui suteikia pavidalą bei prasmę ir priemonė, kuria asmuo dalyvauja tose mus nuolat persmelkiančiose visatos energijose. Išties Jonas vaizduotę gyvena, daug yra vaizduotės visokių pasireiškimų jo užrašuose. Ir štai vaizduotėje jis ir skrieja. Nuostabus skrydis, viskas tik dvasia, spalvinga, įvairiopa, begalinė, raibuliuojanti, sklindanti, plevenanti. Netrukus aš eisiu Altajaus kalnynais, eisiu, nesvarbu kur, juk šią akimirką aš einu, skrendu, viską matau ir girdžiu, ir vis giliau ir giliau. Šiam kilimui negali būti pabaigos, yra tik kelias begalybėn. Daugelyje vietų aš gimiau, gyvenau ir miriau ir vėl gimiau. Skriedamas įprasmina tą savo begalinę kelionę kaip nuolatinę pergimimų seką.
Panašiai kaip jį iki ašarų sujaudinęs Čiurlionis, Trinkūnas apdovanotas gebėjimu vaizduoti, sapnų reginiais apriepti neapriepiamą, kartu keldamas egzistencinius klausimus. Jis sapnuose regi visato žvaigždėlapius ir išgyvena kosminį ryšį. Dabar vėl paskaitysiu keletą sapnų. Rugpjūčio 7 diena Vilnius. Sapne sėdžiu už didžiulio stalo, keli metrai plotis, ilgis. Išskleidžiu didžiulius ir keistus žemėlapius, tiksliau žvaigždėlapius. Tai viso pasaulio planas, dvi sferos – vidinė Žemės ir išorinė kosmoso. Matosi visi visatos kampeliai, planai spalvoti, keisti kosmoso ūkai, pavaizduoti oranžiniam, geltonom ir kitokiom spalvom. Užgimsta keista mintis, kur aš būsiu po mirties kitabutyje? Gal šiame tolimame keistos spalvos ūke? Kokia tai ypatinga gelmė, kokia paslaptinga egzistencija? Kažkas stovi šalia manęs. Čia 76 metai, rugpjūčio 7. Toliau, lapkričio 11 diena. Stoviu prieš kosmosą, žvaigždėtą dangų, galaktikas ir meldžiuosi. Dieve, Dieve, kas su manim yra, ką man daryti? 77 metų gegužės 12. Matau keistą paveikslą, primenantį renesanso stilių. Žmonės, vieni stovi, kiti sėdi. Centre po jų kojomis žvaigždėtas dangus, matosi žvaigždynai, galaktikos, žmonės nekasdieniški, ypatingi, išskleisti plaukai plevėsuoja. Vienas žmogus pasilenkęs ties dangaus vaizdu įtaigiai linksi. Suprantu, tai žinia į kosmosą. Visi turi suprasti tai, kosminį ryšį. Labai susijaudinu. Tėveli, ko tu verki, klausė mano vaikas. Galvoju, rauda vienintelis mano ryšys su kosmosu, su pasauliu. Čia rauda, nusistebėjimas ir nepajėgumas suprasti. Citatos pabaiga. Paslaptingos kosminės gelmės ir egzistencijos nuojauta, menkumo ir nuostabos išgyvenimas jos akivaizdoj, visa tai atitinka šventybės patirtį. Nuostaba visados gimsta susidūrus su turimas žinias apie pasaulį pranokstančiais reiškiniais. Ir ji neretai tampa religinio jausmo pagrindu. Nors tik viename sapnų kreipiamas į Dievą, tačiau bent dviejose sapno veikėjas itin susijaudinęs dėl ryšio. Ir tai primena lotyniškąją žodžio religija etimologiją, visi žinom ją, ar ne, religare, ryžti jungti. Nepaprastai žmogiškas Trinkūno atsakas neapriepiamam kosmosui, tai bežodė rauda. Sapne jis rauda patirdamas savo ribotumą, nepajėgumą, yra visiškai atsivėręs kosmoso vizijai, kuri atima supratimo kalbos dovaną. Man daro įspūdį, kad dieviškumo akivaizdoj Trinkūnas nesitapatina su juo. Ir taip išvengia užsikrėtimo didybę. Tai nebe herojaus tapatumas, o visiškai kita būsena. Pavadinčiau tokią tarpinę, ribinę perėjimo būseną. Trinkūnas kalbasi su vaiku ir pats jis yra nustebęs, bejėgis lyg vaikas, beribio erdvių ir galių akivaizdoj. Svarbu prisiminti, kokią traumą jis jau yra išgyvenęs. Nemažai tų traumų išgyvenęs, bet aš čia dabar paakcentuosiu tik tai, kad tuo metu jis jau yra išvarytas iš visur, iš akademinio darbo, nustumtas į paraštės, kažkur gyvena kaimuose, nebedalyvauja net savo paties įkvėptose Rasos šventėse ir dienoraščiuose vis pažymi, kad tuo laiku kala arba stato kokį nors paminklą. Buvę draugai literatai, kai jis atvažiavęs į Vilnių su jais susitinka, girdi pasakojant, kad jie mušasi, kažko nepasidalina, girtauja. Buvę bendražygiai jam priekaištauja, kad jis sužlugdęs Rasos šventės. Pikta jam tampa tai tuo metu, žodžiu, skaudu ir rašo, kad vis tiek juk galiu išvažiuoti kaimą, ten bus ramu gera. Tačiau visa tai reiškia, kad sunaikintas ar labai traumuotas tas jo senasis tapatumas ir pasitaiko tokių sapnų. Pasirenku anihiliacinį budizmą, susinaikinimo mokslą. Šis fizikinis terminas sapne
atrodo gana įspūdingai, nes tokią budizmo formą girdžiu pirmą kartą ir tik sapne. Galvodamas apie anihiliacinį budizmą, skubu naktinę gatvelę šokinėju per balas. Mane stebi kažkokie žmonės, o aš darau vis didesnius šuolius per didesnės balas. Pagaliau imu skristi, pakylu virš stogų. Skrydžio motyvas kartojasi. Sklendžia Jono sapnuose ir kiti bičiuliai. Kai kurie, ne visi. Prisimenu erelio lizde rastąjį lizdeiką. Šamanas laikomas dusyk gimusiu, rašo Dainius Razauskas. Ir tame lizde jis antrąsyk gimsta kaip paukštis, turintis sugebėjimą skristi, skraidyti po dvasinę erdvę. Skrydis laisvos pakylėtos minties svajonės, kartu ir laisvos dvasios simbolis. Tuo tarpu tiek raganų deginimo amžiais, tiek sovietmečių, kas būtent persekiota? Nuožmiai bausta ir žūtbūt stengtasi užgniaužti. Dvasios skrydis. Esmiškai siekta žmogui pakirsti sparnus ir kartu nutraukti šerdinę lizdeikos giją lietuvių dvasiniai tradicijai. Išvariamas ir sąmoningi pasirinkimai, neprašyti malonių iš valdžios, Trinkūną atitraukė nuo karjeros, socialinių vaidmenų pasaulio, tačiau regis nenutraukė jo dvasinio augimo. Budizmo ir hinduizmo tekstus studijuoja sąmoningai, juose ieško atramos, užsirašo jų citatas. Ir štai trumpas įrašas, vėl sapnas. Spalio 4 diena, sapno įspūdis, artėja satori. Įtempiu visas jėgas, jau netoli, bet taip ir nepasiekiu. Satori japoniškajame budizme nubudimas, nušvitimas, tikrosios prigimties suvokimas arba regėjimas. Vėl prisimenu Trinkūno sapną apie prasivėrusią dieviškąją šviesą. Regis jie arti, nepaisant krizių, o gal kaip tik dėl jų, nes analitiniai psichologijoje mes nekartą daug kalbame ir ypač pastaraisiais jau dešimtmečiais, kad būtent traumą patyrę žmonės itin linkę išgyventi numinozinės būsenas. Jie gyvena tarsi tarpinėje erdvėje, tarp šio ir kito pasaulio, tad ir kitiems tampa tarpininkais. Turi prabėgti dešimtmečiai, kol tampa aiškiau apčiuoptas, išgrynintas romuvietiškas būdas išgyventi ryšį su dieviškomis galiomis. Jis tampa sudėtas į kelias knygas, apeigų aprašymus, paskaitas. Manyčiau, Jonas Trinkūnas, Kryvis Jaunius ir kiti prigimtinę religiją puoselėjantys žmonės turbūt sąmoningai grąžina senuosius dievų vardus, ne vien iš meilės paveldui ar ten dievams, bet greičiausiai siekdami ir subtiliau įvardinti savo ypatingasias patirtis. Jos gali labai skirtis. Ir analitiniai psichologijoje mes irgi kalbam apie prigimtinį tokį politeizmą. Ir tai nelengvas uždavinys patyrus religinę traumą, apskritai traumą tiek asmeninių, tiek kultūros atžvilgių skaldo, nuvertina, pažemina, nustumia į paraštes. Tuomet ir vaizdiniai, ir pavadinimai jų tampa stipriai paveikti dominuojančių religijų, kultūrų, neišimtis ir Jono Trinkūno išgyvenimai. Tačiau pašauktas protėvių, Lizdeikos, Daukanto, Vidūno ir savo močiučių ir daugybės kaimo žmonių, jis sąmoningai renkasi lietuvišką romuvio būdą kalbėti, o savo knygą ir kalbėti, ir melstis, ir giedoti, o Lizdeikos gija pratęsia įšventintas Kriviu Jauniumi. Savo knygą apie senąjį tikėjimą jis pradeda prūsų valdovo Vaidevučio paliudytais žodžiais. Žinok mano tauta, kad be savo dievų tu nesulauksi nieko gero, nieko džiaugsmingo. Dievai teikia visą gėrį, visą laimę, visą džiaugsmą ir palaimą. Tai aš čia norėčiau ir baigti. Ir dabar čia Vykintas tik tai gali pasakyti, ar man paleisti dainą apie ąžuolėlį.
Tikiuosi, neužmigdžiau sapnais. Čia Antanas Gudelis vis prisimena, kaip Felikso Bajoro ar kūrybos tyrinėtojai, ar jau studentai iš ten tiesiog besidomintis, kaip, reiškia, pertikrinę visus dainynus, neranda to paskutinio stulpelio. Jau ten nebežino, reiškia, kaip, iš kur. Galų gale paklausė pas Antaną Gudelį, sako, tai čia, sako, Jonas sukūrė. Tai jau, bet sako, jau nieko nebegalim padaryti, jau viską įvyko. Va, tai nuostabu, ačiū Elona. Ir ar dabar suprantate, kaip svarbu užrašinėti savo sapnus? Ir jeigu dar to nesat pradėję daryti, tai sugrįžę į namus ar jau šiandien rytoj susiraskit sąsiuvinį, knygelę ir užsirašinėkit. Tikrai verta tą daryti ir dėl savęs, ir dėl būsimų biografų. Nu taip. Nu ką. O kaip jums atrodo? Va. Tai tikrai labai, man atrodo, svarbus pranešimas ir pats tyrimas, apie kurį jau žinojau anksčiau. Ačiū Elonai, kad pasidalinai tuo sumanymu ir tam tikrą prasme ir mane įtraukiai. Bet yra keletas tokių, man atrodo, labai svarbių dalykų, kurie keičia mūsų tokį ligšiolinį Jono Trinkūno Krivio Jauniaus, tokį vertinimą. Daugelis iš čia esančių esam ir pažinoję, bendravę. Ir iki šiol iš tikrųjų buvo, taip lyg ir akmenį įkirsta, kad Jono šaltinis yra žodžiu, močiutės, yra kaimo senieji gyventojai, kuriuos jisai, pirmiausia, kaip vaikas, beje miestietis, gimęs Klaipėdoje 39 metų vasarį, likus mėnesių iki Klaipėdos aneksijos, užgrobimo. Paskui, žodžiu, šeima sugrįžta į Kauną, čia gyvena, to tokio tikro, tokio kaimiško, tų pirmųjų gyvenimo metų jis neturi, auga kaip miestietis, Kauno žmogus ir tik tai nuvažiuodamas traukiniu į Marijampolę pas vieną močiutę arba nuvažiuodamas į Daugailius pas kitą močiutę, jisai tą kaimo tą dvasią pajaučia, bet jisai dalyvauja judėjime, yra vienas iš iniciatorių, kurie išveda tuos pirmiausia studentus ir jau absolventus universiteto išveda per ekspedicijas, kurios po 100 ir daugiau žmonių iš miesto į kaimą ir pats tampa vienu iš tų ekspedicijų, tokių vedlių. Tai čia šiandien mes turim pasakyti, kad toli gražu ne vien ir ne močiutės yra tas postumis tokiam Jono religiniam vaidmeniui. Močiutės tik tai dalyvauja, prisideda, ta išmintis, žinyje, dainos, bet jau netgi 69 metų Dūkštų ekspedicijoje dienoraščiuose ir prisiminimuose jau jis atvirai sako, kad jisai nebevaikšto dainų klausytis, jisai toj konkrečiai ekspedicijoje su Romualdu Ozolu, jie vaikšto ieškodami lietuviškumo kraštovaizdžiuose, Ozolas fotografuoja, labai įdomios nuotraukos, tokios labai kanoninės, tokios būtų įdomu Giedriai, kaip kraštovaizdžio tyrinėtojai. Ir Jonas jau pasako, kad jau mes esam peraugę tą tokių dainų, sakykime, nes jas renka, tai svarbu daryti, bet mes jau vaikštam tokie,
tarsi filosofai tokie, arba ieškantys peno tam lietuviškam filosofijos keliui. Tai šiandien mes išgirstam, kad Jono tie vedliai į jo tą vaidmenį yra Lizdeika, Čiurlionis, Simonas Daukantas ir Vidūnas. Ir čia reiškia, buvo banknoto, reiškia, dalis. Tai jie visi, reiškia, yra atspausdintų banknotų 100 ir neatspausdintų 500. Tai jie yra ant didžiųjų litų banknotų, reiškia, ne kiti asmenys. Ne, tai aišku, juokauju, bet tai parodo, kad Jonas atsistoja ant tų kertinių akmenų. Neabejotinai yra veikiamas Jono Basanavičiaus, bet tas kūrybinis pradas jisai pranoksta. Ne? Tai taip, kaip šiandien išgirdom, kalbant apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, ne, tą tokią viziją, regėjimą, tą sapną, kuris sukrečia Joną, tai mums aiškiai parodo ir dar kartą primena, koks Čiurlionis yra prigimtinis. Kaip tai, ką Čiurlionis ir tapė, ir kūrė muzikinę formą, kaip tai išreiškia tą kūrybingumą, tą tokį nesibaigiantį, reiškia, mūsų tautos niekur nesunaikintą, tą tokią kūrybinę versmę, ir kuri prasiveržusi ir dar ne kartą prasiversianti, suteikia tokio begalinio tokio ir šventumo, ir įkvėpimo. Kitas svarbus dalykas, tai kad galbūt pažintis su Indijos religija, su tais tekstais, galbūt suteikia tam tikrą žodyną, suteikia galimybę atpažinti savo jausmus arba kelią. Ne, tai, ko lyg tai mūsų prigimtinė religija neišsaugoja ir mes nežinom tų pavadinimų arba sakom tiesiog, kad mes neturim žodžių, bet lyg tai ta kita visai kitokia religinė tradicija lyg tai pasiūlo tos pavadinimus, būsenų apibūdinimus, ne, ir kurie išnyra net ir sapnuose, bet ir pats Jonas, ne, ar jis tiesiogiai tą sakęs ar nesakęs, bet tą baltišką jį apreiškimą irgi kaip tai ima apie jį galvoti, ir tai, kad jisai jau gyvenimo tokiam paskutinį 10-metį pats vartė savo užrašus ir iš jų rinko tekstus, ne, ir tai reiškia, kad jisai suvokė, kaip tai buvo svarbu jo kelyje, ir suvokė tą patį sapnų tekėjimą, kaip jau įvykusi, kaip pranašingai rodžiusi tai, kas dar laukia ateityje. Bet jeigu dar galėtum šiek tiek apie 67 metų Rasos šventę ir ypatingai tą priesaiką, kur tik užsiminėjai sakiniu, aš tikiu, kad čia daugelis žmonių yra arba primiršę, arba visiškai nežino, tai jeigu galėtum šiek tiek praskleisti. Filme Semme, kur Jonas Trinkūnas įvardyja aiškiai, kad turėjo vykti apeiginis maudymasis, privalomas Rasos šventėje, mes turėjome įbristi ir nusiprausti, ir to apeiginio maudymosi metu mes prisiekėm atgaivinti senąjį tikėjimą, tai čia turbūt beveik cituoju, o tiek, ir te galiu pasakyti. Ir tada Antanas Gudelis pokalbyje, taip suabejojo, ar kiek atsimenu, jis taip lyg ir
iki galo nepatvirtina šito. Nu, atrodo, kad Antanas nedalyvavo tam tiesiogiai, ne, bet nu, čia va toks labai svarbus dalykas, pati Rasos šventė, reiškia, jie išvažiuoja į tą šventę, ją švęsti ir jie grįžta jau kitokie. Jie naktį, toj kulminacijoje, vidurnaktį, keliese, reiškia, veikiausiai kartu buvo Vaclovas Bagdonavičius, veikiausiai kartu buvo toksai Mironas, ar vienas, ar kartu su žmona, galbūt Danielius, sunku pasakyti, bet jie lyg ir nesiafišuodami, įbrenda į nerį ir ten Zeme tam filme nėra tai vienintelis liudijimas, ten jų yra gal iš viso esu radęs 3, taip truputį skirtingai jie žodžiu, bet kad Jonas nusiplauna krikštą, nu, arba tas nusiplovimas reiškia tokią naują priesaiką, naują ištikimybę baltų religiniai tradicijai arba prigimtiniai religijai. Tai to Rasos šventė ir nebejotinai tuo pačiu metu parašyta Aistuva, toks idėjinis, toks Lietuvos paveikslas, tokia vizija, jinai rodytų, kad jau 67 metai, jau Jonas turi tokią religinę, tokią pasaulėžiūrą, kurioje jau tie pagrindiniai dalykai yra susiklostę ir to Rasos šventėj, kurią mes daugiau žinom dėl pačio vyksmo, dėl vėlesnės įtakos, jisai atlieka, neturėdamas kažkokio tai mokytojo, kuris jam nuplautų, apipraustų ar priimtų priesaiką, bet reiškia pats save prisaikdinančiam tokiam vaidmenį pradeda dar tokį kitokį kelią. Aš nežinau, ar čia pats, ar visgi upė čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Nes aš taip svarstau, aš galvoju, ar galėjo tai irgi būti įkvėpta tos Gangos, tos šventosios upės Gangos, kuri viską gali, viską nuplauna, viską pašventina ir man regis tai buvo gal ir ta Kernavė turbūt susijusi su tuo, kad ji prie Neries, ir ta sostinė, ir nežinau, kiek buvo gyvas tuo metu Kernavės mitas, čia gal irgi pats galėtum gal daugiau tą papasakoti, bet net ir atsiminkim toj Lizdeikos vizijoje, irgi Neris labai svarbi, jis yra Verkiuose prie Neries ir jam Neris šnabžda irgi kaip ir tas pušynas. Kernavės Piliakalnio šeimininkas. Taip, ir būtent jis susieja jau tuos Verkius su Kernave. Mane tas labai nustebino, kad yra Kernavės Piliakalnio šeimininkas Lizdeika. Kodėl? Čia ta tokia legendinė tradicija Lizdeikos kalnas ir ta įsivaizdavimas, kad iš jau pakrikštytos Lietuvos, pakrikštytos sostinės Lizdeika traukiasi į paskutinę vietą, kur dar dega šventa ugnis ir kad Kernavėj lieka jisai iki mirties. Tai man labai susisieja, tai tokia ankstyva vizija, Lizdeikos vizija, tas įsijautimas. O paskui 67-ieji jau tikrai ten praėję kokie 8, 9 netgi metai. Tai 67-ieji, tai Jono yra 28 metai. Tai va taip, kas gali taip maždaug palyginti su savo amžium ar įsivaizduoti, reiškia, kokiam amžiaus tarpsnyje. Dabar taip dar mėginčiau klausti ir prašyti pačios, reiškia, taip formaliai žiūrint, arba tokia prieiga, tokia metodologija, likščiol apie Joną galvota, arba apie jį pasakota, ir jis pristatytas daugiau toks kaip disidentas, kuris toks priešinosi sovietiniai ideologijai, nomenklatūrai,
Man atrodo, gal net jis ir turėjo disidento šitą vardą. Jo, linkčiojo Vida. Tai, kad žodžiu, jisai ieškojo, atvėrė tokį lietuviškumą ir prisidėjo prie tokios kultūrinės rezistencijos, sakykime. Bet pačios prieiga yra visai kitokia, visiškai kitokia. Ir jau kaip pirmą kartą man papasakojai apie savo sumanymą, jisai tikrai nuskambėjo toksai, oho, kaip taip gali būti. Bet gal galėtum tą papasakoti apie tą, tokią tezę, kad yra galimybė, kad net jeigu užtvenkta arba religija yra užvaldyta, nukariauta kitų, tai vis tiek per sapnus tekės ta požeminė upė, ta religinė tradicija ir mes turėtume pasitikėti sapnais kaip forma ir būdų reikštis tai nukariautai, nuslopintai religiniai tradicijai ir tada tai reikštų, yra tokia tikimybė, kad per 100 metų būtent per sapnus, net ne šiaip kaimuose, ne šiaip sodybose ar šeimose, bet dar giliau, reiškia, kažkur tai žmonių toj gelmėj ta tradicija išliko ir išlikdama, reiškia, jau išeidama, išsivaduodama, jinai vėl reiškiasi kaip tokia vaizduotė, kaip pati sakai, tokia archetipinė vaizduotė. Tai vat ar galėtum dar šiek tiek papasakot? Ar yra kas nors dar kitas panašiai dirbęs, galvojęs ar apie kitas kultūras, religijas? Aš manau, kad sapnai apie mirusius tą labai aiškiai liudija, kaip mirusieji dalyvauja mūsų sapnuose, protėviai, bet šiuo atveju aš, tiesą sakant, tikėjausi rasti kažką kitką, kai aš tyrinėjau Jono Trinkūno sapnus, aš galvoju, gal aš rasiu, tikrai ten, taip naiviai, žinot, įsivaizdavau, gal ten tikrai koks perkūnas, apsireiškia taip tiesiogiai ir žodžiu, bet aš radau kur kas sudėtingesnį pasaulį ir tokį tikresnį. Man jis pasirodė, toks tikresnis. Būtent turiu omeny ypač tuos archetipinius, tuos kosminius sapnus, tai viena. O antra, visgi labai daug vaizduotės apraiškų. Ir ne tik sapnai, čia šiuo atveju aš nustebau, kiek galėjau čia įtraukti būtent vaizduotės, aktyviosios vaizduotės, tų patyrimų. Ir man atrodo, kad bent jau Jono Trinkūno atveju labai akivaizdu, kad vaizduotė stipriai dalyvauja, tiesiog lemianti tarsi asmenybę. Ir tiesą sakant, jis ir pats daug kur rašo apie tai, kad jam be galo svarbu kūrybinis tas pradas ir dėl to jis renkasi pasitraukti visgi iš tų techninių mokslų. Dabar dėl toj analitiniai psichologijai mes taip sakom, kad mitas apskritai kyla iš tokio paties giliausio psichikos lygmens, iš tos kolektyvinės pasąmonės. Ir ten gyvuoja archetipai, grynuoju pavidalu. Jie ieško raiškos, tai yra patys giliausi tokie patyrimai, kurie gali ištikti žiūrint į besileidžiančią saulę, kaip mes vakar giedam saulei, ir savaime norisi giedoti apie saulę. Savaime norisi pasakyti, kad ne tik motulę mes guldom miegoti, bet ir saulė yra pavargusi ir eina miegoti. Ir mes žiūrime saulę ir negalim atitraukti akių ir negalim iš tos vietos pasitraukti, kaip mums tai gražu. Tai yra tiesioginis archetipo išgyvenimas. Kartais jisai būna be galo stiprus, toks apimantis, toks sukrečiantis, kad tu tuo metu negali žodžiais pavadinti, kas čia atsitiko, kaip tai mane veikia ir
apie ką čia šitas, į kokius žodžius sudėti tą išgyvenimą. Tai ir tada, kaip ir Trinkūno sapnuose, galbūt ištinka rauda, stipri rauda, ar ne, arba mes labai stipriai juokiamės ir džiaugiamės, ir tai yra, toks kraštutinis iš tikrųjų išgyvenimas, arba mes esam apžavėti tos didybės ir jaučiamės menki ir norim galbūt nusilenkti, ar ten atsigulti ant žemės, ar ten prie jos su jie susilieti. Man regis, tai ir yra prigimtinis išgyvenimas, prigimtinis, pirminis, toks archetipinis, visiškai toks nuogas, akivaizdoje šitų galių, o kad paskui kiekviena kultūra atranda savus žodžius, savas savokas, savus pavadinimus, savus pavydalus, tai čia jau tas antras sluoksnis, o tuo tarpu juk mes vis tiek visi gimstam kultūroje. Tai natūralu, kad turėdami pirminius tokius žalius, stiprius, galingus išgyvenimus, mes norim remtis tos savo gyvenamos kultūros savokom. Aš taip tą suprantu ir čia Eglė gal gali dar kažką pridėti prie to, nes pati yra ne vieną straipsnį apie tai parašiusi. Tai upės, tai pirmiausia yra išgyvenimo, patirties upės. O tai, kaip paskui jos įforminamos, kaip jos papasakojamos, tai jau yra kultūros dalis. Ir man nuostabu, kaip Trinkūnas sugeba nusigręžti nuo, sakykime, galingos, absoliučiai įtraukiančios indiškos tradicijos. Aš jau nekalbu apie dominuojančią krikščionišką tradiciją, kur labai lengva irgi ir daugelis žmonių renkasi šitas galingas, didelės tradicijas kaip tik todėl, kad jos turi paruoštukus. Tiesiog imi ir naudojas. Ir taip, tu gyveni dvasinį gyvenimą ir viskas tvarkoj. Tiesiog man nuostabu, kaip jis vis dėlto išdrįsta nusigręžti nuo tų galingųjų, didžiųjų ir eiti ir krapštyti, todėl, kad jam kažkas neatitinka, taip kaip jis išgyvena. Ir per tą dainą močiučių ar ten kaimo žmonių, ir per tuos savo labai labai gilius vaizduotės pasireiškimus, jie tikrai neeiliniai. Tai jis nori atrasti tikslų pavadinimą, tikslesnį ir galbūt romuvietišką, lietuvišką. Tai tas man yra nuostabiausia iš tikrųjų. Čia įdomi dar detalė ir tada jau leisiu klausti. Be tų ankstyvųjų straipsnių, kuriuos Elona paminėjo, dabar aš visiškai tik tai dabar prisiminiau, kad yra ir Jono ankstyvas straipsnis apie baltiškus vietovardžius, iš tos baltų kilmės. Ir Antanas Poška, keliautojas, toks tyrinėtojas, jau man atrodo, kaip sugrįžęs iš Sibiro, jisai daro įtaką studentam, nuostabu, kad daro. Ten vėliau ir studentai bus už tai kaltinami, bet 68 metai pirmą kartą atvažiuoja Marija Gimbutienė. Ir Marija Gimbutienė tuo metu dar nėra senosios Europos civilizacijos atradėja ir dar tik tai galvoja pradėti ją tyrinėti taip, kaip mes ją jau žinom. Bet Gimbutienė jau yra parašius tą klasikinį veikalą apie baltus, anglų kalba, The Balts, ir nebejoju, kad ištraukos ar atskiri skyriai, ar gal net visa knyga plito vertimais, kopijom, nuorašais. Bet aišku, kad ta tiesioginė pažintis su Marija Gimbutienė, kuri galėjo pasakyti tvirtai, kad esantys vandenvardžiai toli pasklidę per Europą yra baltiškos kilmės, tai žinoma neprilygo visai jau tiksliai Atlantidos minčiai, bet didelę dalim sustiprino tą tokios baltiškosios civilizacijos tokį tikėjimą ją.
Ir nors paskui jau Jonas nebeperėjo į tokius, sakykime, kažkokius tai savarankiškus gilesnius tyrinėjimus, bet tai liko jam toks kaip pagrindas ir moksle gyvenime yra paskelbtas jo toks straipsnis, tokio mokslo straipsnio teisėmis. Ir toks įdomus faktas, kad viena vertus kovoja prieš kibernetiką, pasisako prieš kibernetiką, bet kita vertus tuo pačiu metu gilina tą tokią etnogenezės tokią šaknį. Taip, ir Poška jį tikrai įkvepia gilintis ir pati Gimbutienė irgi labai vertino tą susitikimą. Ar yra norinčių klausti, papildyti, atsiliepti? Ne. Pirmas Dainis, tada tu Gitana. Jūs nepaprastai pradžiuginat mano širdį, šakės tiesiog. Aš esu sukrėstas visiškai. Jūs abudu. Ačiū, Dainiau. Nesitikėjom iš tavęs. Noriu labai pagirti ir labai ačiū, bet mane kažkaip, kaip architektė užkabino ir ta žalia spalva. Ir tiesiog, čia toks klausimas, kaip jūs pati jaučiat, pavyzdžiui, man Čiurlionis irgi žalias yra toksai natūralus. Ir, ta prasme, man tas žalia, tai, gal ne taip tiesiogiai žalia, bet toks, tas spalvų natūralumas kažkoks, tai, Čiurlionio koloristika irgi man tokia, natūrali. Tai aš, kaip jūs pati jaučiate, ar galima iš viso tą savastį jausti per spalvą? Aš manau, kad taip, kiekvienas savaip gali gal pajausti, bet, nežinau, tiesą sakant, aš pati labai nustebusi Trinkūno ir Čiurlionio sąsają. Aš tikrai nesitikėjau šito, bet man atsivėrė ji ir aš viliuosi, kad ir jūs, nors ir labai čia prastai matosi, kad jūs galėjote irgi pajusti mastelio panašumą, tų vizijų mastelio. Tik tai vienas gali tą išreikšti vaizdiniais, ar ne, ir spalvom, o kitas ne. Kitas gali išreikšti giesmę Perkūnui, tą nuostabioji, kur žinot, kur Trinkūnas iškeliauja, ar ne, ten tą. Niekas negali pakartoti. Dabar Raso šventėje buvau Kernavėje, buvau Verkiuose, šviežiai, tyčia ėjau, žiūrėjau, kaip dabar, kas kaip atrodo. Tai nuostabus jauni žmonės, viskas tvarkoj ir tikrai yra. Ir vienas vyrukas vedė ten tą giesmę, paskui Kernavėje kitas vyrukas vedė tą giesmę. Jie tik tai imituoja. Kol kas antro Trinkūno nėra. Ta prasme, tokios galios, tokio pajautimo, kad tu iš pilvo tiesiog reiškia jauti. Tai sakyčiau, kad Perkūnė mūsų, Dievaitė mūsų, jo, ir yra įdomus, aišku, gimimai tų giesmių. Aš turiu pokalbį ir su Inija Trinkūnienė, ji man, taip neilgai, bet taip paprastai papasakojo, kaip gimdavo viena kita giesmė. Tai galbūt dar bus irgi galimybės kažkaip įtraukti ar į straipsnio, sakykime, tekstą, nes visgi tai irgi tam tikri regėjimai, kad tu tą giesmę taip sudėtum ir sutaikytum, reiškia, su jau kažkokia taip pagėdota močiučių, sakykime, melodija, bet kad tu sudėtum tuos žodžius ir kad dar suskambėtų jinai, taip, kad visus paveikia, taip, ir mus ir dabar veikia, jeigu mes pasileistumėm ten tą įrašą, ar ne. Tai nežinau, dėl spalvų nukrypo visai. Bekalbant, aš pagalvojau, kad čia irgi siejasi su vaizduotė. Ta prasme, tas taip, įsikūnija, ten vaizduotė ir žiūrėkit, Vykintas žalias. Ir beje, dėl Raso šventės gerbiamasis Antanas Gudelis irgi, jis sako, taigi buvo performansas. Vaizduotė, viskas, dabar, fliuksus, jis nesakė šito žodžio, jis sakė performansas. Happeningas, atsiprašau, teisingai, jis kitą žodį dar pavartojo. Happeningas, aha. Jo, bet ten
šiaip labai įdomu ir dar gal kažkaip tęsis tie tyrinėjimai, ypatingai tos pirmos Rasos šventės, bet ta nuotrauka, kur tos gražus Jonas kalba, matėt jūs. Aš kai pirmą kartą ją pamačiau paskelbtą, tai kažkaip įjungs. Tai galvoju, kokia čia ta šventė, čia Jonas su kostiumu, kažkas tokio nelabai suprantama. Bet va paskutinį kartą, kai su Antanu kalbėjomės, jisai taip žvilgtelėjo ir aš taip galvoju, jisai teisus, kad jie ryte čia dar susirinkdavo ir tada, matot, kokia žema saulė, koks stiprus apšvietimas, o čia yra grinai ryto situacija. Ir, nežinom, ar jis čia persirengęs, ar kaip, bet ką pirmiausia Antanas pabrėžė, taip, saulės pasitikimas, kažkur tai... Rūką, saulės pasitikimą, bet reiškia šitos Rasos šventės, tos pirminės, labai buvo įdomus dar vienas apeiginis veiksmas, neišlikęs iki šiol, bet reiktų apie jį pagalvoti labiau. Jie ryte eidavo pasimelsti prie ąžuolų, kurie yra Pilies kalno papėdėje. Pasimelsti, pasveikinti juos. Ir tada irgi to recitatyvo tokio nuostabaus, kurį vis dar Antanas turi, aiškia, tokį savyje, tiesiog budinti, bet kurią sekundę gali jis jį. Tai va šitoj vietoj, labai įdomi eiga, ne? Nes, taip, ir aš galvoju, ne, ta antra diena, jinai tokio lyg ir neturi aiškaus turinio, ne? Visi per naktį pasitinka saulę ir lyg tai šventė baigėsi, ne? Bet jų tam happeninge, buvo ėjimas, vėl kolektyviai, šventė tęsiasi, eina sveikinti ąžuolų ir galbūt ar prie ąžuolų, ar jau po to vyksta dar kažkoks aptarimas. Ne? Matom kažkoks tai lapelis Jono rankose, visi susėdę, galim spręsti iš tokios situacijos ir jisai dar ar tęsia, ar baigia, ar reziumuoja. Ir ta šventės eiga, jinai tokia labai, labai svarbi ir mėginant juos suprasti ir, čia aišku, nebuvo čia Elona paminėjus ir čia visai atskira tema ir Eugenijos Šimkūnaitės įsitraukimas ir žodžiu, ir visų kitų tų žmonių, bet tai neabejotinai lūžis, lemiantis įvykis, lemtingas. Tai, ką jie tada padarė, tai vis dar tokia, ne tai, kad šiaip kažkoks tai tolimas ratilas, bet tai yra vis dar galinga banga, kuri iškelia tautą, reiškia, neša ją. Tai va, nuostabu apie tai šnekėtis, dar turim 2 minutės, prašau. Pirmiausia, ačiū labai, Elona, šitą pranešimą labai netikėtai viskas susiklostė ir tyrimas pačiai ir labai netikėta visą tai girdėti. Aš noriu paklausti tavo matymo, tavo nuomonės, kaip atrodytų, ar vis dėlto yra kažkoks tokia, tolygi slinktis, ar yra staigi transformacija? Ar tu pagauni kažkokį vieną momentą, kuris kažkaip perverčia, ar galbūt yra keli tokie perverčiantis, nes iš tikrųjų, įsivaizduokim, nėra tokio reiškinio kaip rekonstruota religija. Tuo metu sovietmetis, geležinė uždanga. O gal vis dėlto buvo kažkokie šaltiniai, kažkas ten iš Amerikos, kažkas gal visuomis, ten ar per Pošką, ar ta idėja, jinai ateina kažkaip tai per tokį vidinį suvokimą, per viziją, ar vis dėlto yra tokie šaltiniai, kurie, nes labai sunku įsivaizduoti, galima įsivaizduoti vizijas, bet kad žmogus staiga ima ar nusprendžia, dabar aš imsiuosi to, kad aš atkursiu tai.
Tai kažkaip labai, taip, reikalauja didelio tokio aiškaus, sąmoningo apsisprendimo ir iš ko jis kyla. Tai aš bandžiau čia parodyti kaip nuoseklų kelią, pradedant nuo paauglystės, nuo vėlinių šventės Kaune, bet dar jam baisu, tuo metu dar baisu, jis kažkaip dar nesitapatina, bet vat toliau vis gilyn ir vis dėlto jau 18 jisai sako, aš nujaučiu savo paskirtį didžiuliai veiklai ir kad tai lyg įsakymas aukštesnės valdžios lyg likimo. Ir tada tie jūs lietuviai Atlantidos palikuonys. Tai žodžiu, ir Baltikumas Maskvoje susikūręs. Ir atrodo, taip pradeda ir važiuoja tada, bet juk dar kiek netelpa, dar yra dainos, dar yra močiutės ir paskui ta Lizdeikos vizija. Man taip dėliojasi, tas pašaukimas, ar ne? Daukanto šnabždesys, kuris dar sustiprina vėliau. Ir jisai pats komentuoja, kad kaimo žmonės įkvėpė ir atnaujino senąjį tikėjimą, nes aš aiškiai pamačiau, iš kur jis kyla, koks jis yra. Tai nuosekliai, taip vis atrodo, kaupėsi ir tada. Ir aišku, aš labai norėčiau atrasti ir skaityti ir dar tirti tolesnių metų dienoraščius, nes man rūpėtų tikrai pats tas momentas, kai jau apsisprendžiama, kad bus Krivio institucija. Man tas labai rūpėtų, bet tas priklausimas, susitapatinimas, prisiėmimas atsakomybės, jau jisai jau seniai subrendęs ir bręsta palaipsniui. Aš taip kažkaip suprantu, bet kad tikrai tame dalyvauja ne vien žmonės, bet ir vidiniai tokie, vidinės paskatos, vidiniai impulsai, stiprus labai ir tas įsiklausimas į tuos protėvių balsus. Labai daug knygųgi perskaityta dar yra, ko aš nepaminėjau. Knygų labai daug perskaityta yra. Ir tiesiog jau Jonas yra išvardijęs. Dienoraščiuose irgi ten yra visa pastraipa. Kiek ko jisai perskaitė labai intensyviai tam tikrų laikų. O paskui jau tos religijos studijos. O ta mintis ten, kur su Atlantida, bet kad aš turėsiu misiją, aš gal praklausiau, ar tai yra to meto dokumentas kažkoks dienoraštis, ar yra atsiminimas? 56-58 dienoraščiuose yra, o paskui Atlantida jau irgi iš to paties laikotarpio 56-58. Jis rašė dienoraščius nuo kada? Nuo 15 metų. Ten daug mokyklinių visokių išgyvenimų, daug apie klasiokus, tai jau čia viso to nėra, aišku, nes man rūpi kiti dalykai. Ačiū labai. Kągi, dar kartą dėkojam Ilonai ir